Ar lietuviai yra geri derybininkai? 2/3 niekada gyvenime neturėjo derybų mokymų. Niekada. Ką dar būtų galima padaryti ir kokį potencialą atidaryti, jeigu tie 2/3 nors kiek pasidomėtų, kas yra derybos, profesionalios derybos ir gautų daugiau žinių. Tada atidarytumėm tokią Pandoros skrynią. Derybos nėra, kad tokia kaip savoka, kad turi būti nugalėtojas ir pralaimėtojas. Nu va, tai čia mes atsiremiam į klišes. Kuo sudėtingiau, tuo įdomiau, bet kokiam lygmenį aš galiu būti tas geras derybininkas, jau yra kitas klausimas, kaip ir sporte, taip ir čia, tai yra, lygos. Prieš prasidedant šitam epizodui noriu paprašyti jūsų vienos nedidelės paslaugos. Tai kad paspaustumėt mygtuką patinka ir mygtuką prenumeruoti. Tai padeda mūsų kanalui augti ir pasikviesti vis įdomesnių svečių, kurie pasidalina savo istorijomis bei žiniomis su jumis. O jeigu norit viską pamatyti iš užkulisių ir matyti ilgesnius epizodus ir dar be reklamų, galite prisijungti prie YouTube'ės narių. Ten rasite daug įdomių pokalbių, kurie vyksta už kadro. Mūsų epizodo rėmėjas yra Nara Health. Plačiau apie juos epizode, o dabar linkiu jums gero klausimo. Gražvydai, nuo ko prasidėjo tavo kelionė derybų srityje ir kaip šitoje srityje apskritai atsidūrei? Mano kelionė į derybas, tai aš pasakoju šitą istoriją, tai yra nuo žalio telefono. Ir tai buvo labai seniai. Mano pirmas darbas buvo rimtas darbas, pardaviminis darbas buvo pardavinėti televizorius. Ir aš turėjau 3 įrankius. Tai pirmas įrankis buvo stalas, antras įrankis buvo kėdė, o trečias įrankis buvo žalias telefonas. Čia ir prasidėjo. O kaip iš to išaugo mintis, mokyt, pereit giliau, nes pardavimai tai yra viena. Vis tiek abstraktus dalykas, bet derybos būtent, kur jau tu gilinėsi tam tikras technikas ir taip toliau, kaip nuo to žalio telefono iki derybininko. Jo, tai matai, ilgas kelias. Iš tikro, čia nebuvo, kad taip aš žinojau, kad aš noriu būti derybų treneris, derybų strategas ar kas. Bet derybos man versle ir kai mano ta karjera vystėsi, jos kažkaip tai visada buvo šalia. Ir aš vėliau jau, kai pradėjau taip uždavinėti savo karjerą tokius klausimus, o ką aš čia veikiu, o ką aš galėčiau dar daryti, gerai būti vadovu jau yra faina, ne, bet ką toliau galėčiau daryti. Tai aš dažnai analizuodavau, ką aš veikiu, kur man labiausiai patinka vadovo darbe, kas labiausiai mane veža vadovo darbe. Ir aš tai pastebėjau tokį dėsningumą, kad darbas su žmonėm, kai dirbu su žmonėm, čia yra ta vieta, kuri mane labiausiai užkrauna. Ir, vadovas turi kitų užduočių, be jokios abejonės, bet taip analizuojant, aš pradėjau pastebėti, kad, pavyzdžiui, kai aš matau, kad yra derybos ir tose derybose yra labai sudėtinga ir tose derybose yra labai daug įtampos streso, aš po tų derybų išeinu kaip, kaip įdomu buvo. Ir tada tai keletą kartų pastebėjau ir tada suprantu, kad čia yra tai, kas man veža. Kuo sudėtingiau, tuo įdomiau. Ir taip atėjau į tas derybas. O kokios derybos buvo? Atsimeni kokios nors rimtas derybas, kurios tau pačiam buvo tokios, kaip didelis iššūkis, daug strateguot, daug galvot, kaip išsisukt, kaip gauti, ko nori ar panašiai? Žinok, kiekvienas derybos yra apie tą patį, tai yra nuo plano iki realizacijos ir tu niekad nežinai, kaip tau pavyks. Nes jeigu tu žinotum, tai būtų labai paprasta, bet kiekvienas derybos yra apie tą patį. Tai yra, aš turiu savo tikslus, aš turiu savo siekinius, aš turiu savo interesą. Ir čia vėlgi, jeigu aš save atstovauju, tai vienas dalykas, bet jeigu aš atstovauju klientą, tai vėlgi tie tikslai, tie interesai, tai jau čia nėra vien mano. Čia jau klientas sako, aš noriu, kad būtų ten toks susitarimas. Tai niekada nėra taip, kad aš žinau, kad visą tai pavyks. Ir čia įėjimas į derybas, tai yra tas procesas, kuris turi važinėti ten ir taip, kol galų gale visą tai nutinka. O jeigu taip atsakyti klausimą konkrečiai, aš geriausiai tai atsimenu paskutinės tokias labai rimtas derybos, kurios buvo praeitų metų pabaigoje, kai kliento vardu teko derėtis dėl investicijos, kuri yra virš 20 milijonų. Ir klientas tikrai gavo tai, ką norėjo ir mes turėjom labai puikų susitarimą. Gerai, teisingi žmonės sėdi prieš mane, tai manau, kad žmonės turės ką išmokti, nes visą laiką aš, kai kviečiu kažkokį pašnekovą, man daug pasiūlymų ateina, daug siūlo žmonės, iš tikrųjų patys neatsiūlos ir taip toliau, ir aš taip žiūriu ir galvoju ir kažkur viduj pajaučiu, kad tas žmogus gali kažką tai duoti. Tai noriu su tavim dabar padiskutuoti apie tai, kas yra apskritai geras derybininkas. Mes turim kažkokį gerą apibrėžimą, kaip žmogus, kuris gali
šičia eit, užkariaut, kaip sakyt, paimt laimėtas pastovės darybas. Turim kažkokius vertinimo kriterijus? Matai, čia toks labai nevienareikšmis klausimas ir jeigu taip apskritai kalbėti apie tai, kas yra geras darybininkas, kas yra blogas darybininkas, ne, jeigu taip mes pradėtum tokią temą gvildenti, tai jau čia būtų nepaprasta atsakyti, nes kiekvienas žmogus iš principo gali būti darybininkas. Nes, kalbėt mokam, jeigu galvą turim, širdį turim, kalbėt mokam, jau iš principo jau galim būti darybininkai, ne, bet kokiam lygmenį aš galiu būti tas geras darybininkas, jau yra kitas klausimas, kaip ir sporte, taip ir čia, tai yra, lygos, ne. Jeigu aš ten kokiam lokaliam versle jaučiuosi geras darybininkas, ar galiu lygiai taip pat gerai atstovauti, kai išeinu į tarptautinius vandenis, ne? Arba politinės darybos, arba verslo, įvairūs lygiai yra. Tai, bet šiaip, jeigu taip apibendrinti, tai aš sakau tokį dalyką, visai neseniai aš tą irgi sudėliojau į tokį, metodą, kur sakau, kad jeigu jūs norit būti darybininkai profesionalus, tai jūs turit praeiti 8 žingsnių etapus. Nuo 1 iki 8. Ir ten jūs tada jau būsit geri darybininkai. Bet čia yra visa kelionė. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai, būti darybininku tai nereiškia, kad aš galiu sustoti. Nes aš save vis dar treniruoju. Ir aš vis dar einu. Ir klausimas, kokiam lygiai aš save matau po kažkiek tai laiko. Jo, čia nuolatinis augimas. Dabar aš įsivaizduoju, kad irgi tų įrankių yra labai daug. To pačio dirbtinio intelekto, kurie puikiai padeda pasiruošti, pasistrateguoti ir panašiai. Yra persipina ar viskas daugiau mūsų pačioj galvoj, ruošiantis darybom. Mes matom oponentą, matom kitą pusę ir mes jau dėliojame strategijas patys. Ar yra įrankiai, kurie padeda? Matai, aš taip pasakysiu taip, kad jeigu taip galvoti apie dirbtinio intelekto vietą darybose, tai čia vienareikšmiškai vietos yra labai daug. Ir čia kaip pažiūrėsi. Bet aš sakau taip. Darybininkus, kurie nenaudoja dirbtinio intelekto, pakeis darybininkai, kurie naudoja dirbtinį intelektą. Ir dirbtinis intelektas nemanau, kad pakeis darybininką čia artimiausioje perspektyvoje, bet darybininką, kuris nenaudoja dirbtinio intelekto, tai tikrai gali pakeisti. Nes dirbtinis intelektas gali padėti. Sutrumpinti laiką, išplėsti matymą, darybų scenarius galima dėlioti, planavimą galima, labai daug ką galima daryti. Bet nežiūrinti tai, kaip aš minėjau, 8 žingsnių kelionė link darybininko yra labai daug intelektų, tai yra visi 6 kiti dar intelektai, kuriuos tiesiog darybininkas privalo ugdyti tam, kad jisai būtų toj savo formai. Ir čia yra 6 dar intelektai. Tai 7 yra dirbtinis, tai dirbtinis yra tik tai vienas iš jų, o dar yra 6, kurie yra tiesiog mano žmogaus. Ir jeigu aš to netreniruosiu, tai dirbtinis intelektas vargu bau ar man padės. O kas yra tie dalykai? Čia apie kažkokius tai bruožus, ta prasme, daugiau mažiau žmogaus kalbant, ten kaip klausimasis? Čia susijęs su tuo, bet aš kalbu apie, mes žinom, IQ, ne? Labai taip ilgą laiko tarpą buvo kalbama apie tai, kad jeigu IQ aukštas, tai šitam žmogui keliai atidaryti, ne? Jau šitas žmogus tai toli eis. Tai dėrybose IQ yra reikalingas be jokios abejonės, nes jeigu žmogus negali skaičiuoti, negali suvokti, negali apibendrinti, negali pamatyti sistemos, kuri vyksta, tai aišku, kad sudėtingai yra dėrėtis. Ne? Tai IQ treniruoti arba proto intelektą tai yra būtina. Ne? Bet be IQ yra kūno intelektas, tai yra, o kaip aš jaučiu, visų kūnų, ne, visom ląstelėm. Yra emocinis intelektas, ar aš sugebu emocijas pastebėti, ar aš sugebu su jomis tvarkytis, ar aš esu empatiškas kitam žmogui. Yra socialinis intelektas, tai yra tarpusavio ryšiai, bet kaip mes kuriam ryšį su tavim. Ne? Nes dėrybos tai yra žmonės visur. Ir žmogus derėsi su žmogum, ir jeigu žmogų pažįsti, jeigu su juo pasitikėjimas įsukūręs, tavo dėrybos yra vienokios, jeigu ne, tai yra visai kitaip. Tai yra dar kūrybinis intelektas. Kaip mes sugebam kurti. Nes jeigu mes dėrybas suprantam kaip važiavimą bėgiais, tai mes ir važiuosim bėgiais. Bet tai bus labai primityvų ir šiuolaikiniam pasauliu tai nėra taip, kad viskas yra aišku. Ne, yra labai neaišku ir tie bėgiai ir išsiskleidžia, ir susispaudžia, ir jų visai dingsta, ir oras pasidaro, ir vanduo pasidaro, visko pasidaro. Tai čia visi tie intelektai, kuriuos čia paminėjau, tai yra žmogų, juos būtina ugdyti, dar nepaminėjau dvasinio intelekto, tai kas ir vėlgi susiveda į kiekvieną žmogų, tai yra mano vertybės, ant kokių vertybių aš stoviu. Ir visą tai sudėjus, jeigu aš tų intelektų nevystau, aš kaip darybininkas netobulėju.
Čia labai daug visur tų kintamųjų, suprantu, apie ką kalbėjau vakar, kaip tik skaičiau, kad žmonės labai mėgsta matyti šablonais. Tai reiškia, jeigu aš priliečiau kaitlentę, nudegiau ranką, reiškia, jeigu priliesiu kaitlentę, nudegsiu ranką. Bet šiai dienai, kai visi tobulėja ir tiek mes turim būti labai lankstus. Sugebėt, ne tik tos bėgius, jeigu matom, kad čia jau nebevažiuoja, kliūtis prieki, nusikreipiam į kairę ir į kitą pusę. Tai kaip suprantu, nėra taip, kad derybininkas gimsta geras. Jo gali tapti, nesvarbu, savo įgūdžius išsilavinti. Aišku, kažką mes turim, kažko neturim, bet daugiau mažiau pagal tave gali bet kas būti gerų derybininkų. Aš tai sakyčiau, aš tai nežinau tobulo derybininko kaip tokio, aš jo tokio nežinau, pavyzdžiui, aš savęs tikrai nelaikau tobulo derybininku, aš žinau savo lygį, savo stiprybę, savo silpnybės, aš žinau, ką aš galiu derybose, aš žinau, ko aš negaliu derybose, ne? Ir dėl to man irgi reikalinga ir komanda, ir pagalba, todėl kad kiekvienas iš mūsų kaip žmogus turim tam tikrus niuansus kaip tokius, ne? Tai derybininkų tikrai negimstama, nes gimstama žmogus atsineša gimstamas kažkokias tai savybės. Ne? Bet jeigu jis jų nevystys, arba jeigu jis jas vystys, tai va čia yra kelias į tą tobulėjimą ir buvimą. Bet žinot, kaip aš pasakysiu, esminis dalykas tarp gero ir blogo derybininko kaip tokio, tai yra labai primityvus, tai yra ar man patinka derybos. Nes jeigu man iš principo derybos patinka, tai aš turiu potencialą išugdyti tuos intelektus, apie kuriuos kalbėjau, ir tapti tuo geru derybininku. Bet jeigu man iš principo derybos nepatinka, tai aš galiu būti gimęs kuo noriu. Aš tiesiog nepadarysiu to, ką reikia padaryti, nes man iš principo tai nepatinka. Ir kiekvieną kartą, kai reikės dėrėtis, aš galvosiu, Tai va čia kiekvienas žmogus turėtų užduoti savo klausimą, jeigu kalbame apie derybų potencialą arba kaip derybininko rolę kaip tokią, ne, ar man patinka derybos. Ir jeigu atsakymas yra taip, eik ir mokykis. Jeigu atsakymas yra ne, užsiimk kažkokiam veiklom, kuriuose derybų yra mažiau, nes iš vis jų neišvengsi, nes jos yra aplinkui, bet bent jau bus mažiau. Mes turim narą ir narą nori tau padovanoti, iš tikrųjų yra. Žinai, kai dažnai sako žmonės, kad čia nėra maisto pakaitalas. Tai čia yra. Čia vietoj pusryčių, aš, pavyzdžiui, rytais naudoju savaitgaliais. Kai nesinori keltis ten gamintis ar kažko nori greitai ir eit pradėti savo dieną, tai čia yra labai daug proteino, visokių kitų gerybų, 26 mineralai, vitaminai ir panašiai. Tai Nara Health remia ir tau dovanoja strawberry, matau, skonio. Tai tikiuosi, kad jeigu sekmadienį bus derybos, prieš derybas galėsi pasiruošti, ir tuo pačiu turim gertuvę, kurią irgi jie duoda. Labai ačiū, aš šeštadienį einu į varžybas, tai tikiuosi užvalgęs šį pusryčių laimėsiu savo varžybas. Kas norėsite įsigyti patys, primenu nuolaidos kodą, kuris yra pirmin. Suteiksim 20% nuolaidą, taipogi gausite gertuvę nemokamai dovanų ir nemokamą pristatymą. Aš įsivaizduoju, tau tenka bendrauti tiek su Lietuva, tiek su užsieniu, tai esu viena iš įdomių klausimų. Ar lietuviai yra geri derybininkai? Aš šitą klausimą ir pats užduodu. Ir labai dažnai, dabar paskutiniu ypatingai metu klausiu žmonių, kaip jūs galvojat apie tai, ar lietuviai yra geri derybininkai. Ir dabar pasakysiu kampą, kodėl aš užeinu su tokiu klausimu. Tai yra, nuo pernai metų aš Lietuvoje vykdau tyrimą, kuriame klausiu žmonių, su kuriais dirbu. Ar jūs kada nors turėjote derybų mokymus? Kada nors gyvenime? Ir atsakymas, kurį turiu, dabar jau duomenų bazė beveik 500 atsakymų yra per tą laiką. Tai yra 2/3 niekada gyvenime neturėjo derybų mokymų. Niekada. Tai įsivaizduok, kaip mes derimės. Aš kalbu apie verslo žmonės, kurie turi rolės, pirkimai, pardavimai, komercija, marketingas. Tai aš nekalbu apie žmonės, kurie ten, sakykime, buhalterija. Bet va čia ir yra klausimas, ar lietuviai yra geri derybininkai. Tai mano atsakymas būtų toks, kad jeigu tai pasižiūrėti per lietuviškų verslų sėkmę, tai mano galva lietuviai yra fantastiškai derybininkai. Nes iš intuicijos, aš sakau iš intuicijos, nes 2/3 niekada neturėjo derybų mokymų, padaryti tokius verslus, taip užaugti ir taip po pasaulį keliauti ir taip ugdyti tuos verslus, tai čia yra fantastiškas pasiekimas. Bet kai aš suprantu, kad 2/3 niekada neturėjo derybų mokymų, jūs pagalvokit patys, o ką dar būtų galima padaryti ir kokį potencialą atidaryti, jeigu tie 2/3 nors kiek pasidomėtų, kas yra derybos, profesionalios derybos ir gautų daugiau žinių. Tos naujos žinios galėtų ugdyti naują įgūdį. Naujas įgūdis galėtų uždirbti daugiau pinigų tiek tam derybininkui, tiek jo derybų oponentui. Ir mes tada atidarytumėm
tokia Pandoros skrynia. Tiek daug visko būtų ir tiek visi apie tos lietuvius kalbėtų, kad būtų, oho, labai gražiai. Sakai, uždirbti tiek savo, tiek kitam pinigų. Dėrybos nėra, kad tokia kaip savoka, kad turi būti nugalėtojas ir pralaimėtojas. Nu va, tai čia mes atsiremėm į klišes. Ne? Nes šiaip aš labai dažnai girdžiu, kai kalbu apie dėrybas, ne, žmogus sako, o tai čia apie laimėjimą, ne, einam laimėti. Tai žiūrėkit, labai yra daug klišių apie tai, kas yra dėrybos apskritai. Bet esmė yra tokia, kad viskas priklauso nuo to, kokią dėrybų strategiją aš renkuosi. Ir va čia yra atskaitos taškas. Nes jeigu aš renkuosi dėrybos strategiją, kuri vadinasi kova, angliškai tai būtų distributive strategy pagal Harvardą, tai be abejo, tada aš einu laimėti. Ateini pasiimti. Tada aš einu laimėti. Tada aš žinau, kad aš susitiksiu kitą derybininką, kuris irgi nori laimėti, ir tada kaip krepšinį, kas stipresnis, tas laimi, bet kažkas pralošia. Tai tada vienas laimi, kitas pralošia, klausimas kokiu rezultatu, kiek tau, kiek man, bet čia yra tik tai viena derybinė strategija. Yra ir kitos derybinės strategijos, kuriuose kovot tikrai nereikia ir ten reikia jau visai kitokių žmogiškų savybių, ten einame kurti, bendradarbiauti ir tai vadinasi partnerystė. Aš su tavim tarėmės, kaip mums susitarti geriausiai manomų būdų, kad būtų ir tau gerai, ir man gerai. Ir ta kita derybinė strategija vadinasi partnerystė. Dar trečia derybinė strategija yra Smartnership derybų strategija, kuri yra iš vis naujo laikmečio strategija. Bet čia dar kai kuriems žmonėms yra sudėtingiau, nes Smartnership derybų strategijos principai yra visiškai kitoniški, negu mes esame įpratę paprastai matyti. Tai paprastai Smartnership derybų mokymai užtrunka 2 dienas ir po tų 2 dienų žmonės, trupučiuką jau pradeda suvokti, kad galima dėrėtis kitaip, bet įgūdžiai vėl jos grąžina atgal. Ir šitą aš labai, labai gerai mačiau per paskutinius Smartnership derybų mokymus, kada po 2 dienų, žmonės Smartnership principais dėrėjosi visas 30 minučių. Bet 31 minutėje kažkaip tai nejučia grįžo vėl į jėgos strategiją ir vėl prasidėjo tas pats, ką iš principo kiekvienas žmogus žino, kaip tai daryti. Tai įgūdis, kurį reikia formuoti, tai pasirinkti reikia. O žiūrint apskritai bendrai pasaulyje, ar ten toj pačioj Lietuvoje su labai rimtais dėrybininkais, kur tenka susidurti, apskritai dėrybos turi kažkokias nerašytas, rašytas taisyklės, kuriam vadovaujatės jūs? Mano taisyklės yra aprašytos mano vertybėse. Aš kaip dėrybininkas, ką aš galiu ir ką aš negaliu, ką aš sau leidžiu ir ko aš neleidžiu. Tai čia mano taisyklės yra vertybių sistema. Ir aš galvoju, kad kiekvienas žmogus lygiai taip pat pagal savo vertybės jisai sprendžia, ką jisai gali daryti, ko jis negali daryti. Kaip pavyzdys, aš dar dėstau studentam, aš galvoju, jauna karta, jinai vis tiek skiriasi nuo manęs. Aš uždaviau studentam tokį klausimą, kaip jūs galvojate, ar galima dėrybose meluoti? Turiu klausimą. Tai į tą klausimą studentai sako, didžioji dalis sako, nereikia. Bet buvo žmonių, kurie sako, o tai priklauso nuo to, koks rezultatas bus. Ir tada maždaug, tai trupučiuką galima. Ir tada vėlgi, kas yra trupučiuką? Ir kaip dabar trupučiuką pameluoti? Tai, žiūrėkit, mano vertybės yra paprastos, aš nemeluoju. Aš dėrybose nemeluoju ir aš stengiuosi, jeigu tai yra apskritai, vėlgi, kokia strategija, jeigu dėrybinė strategija yra jėga, galia, tai ten iš principo taisyklių nėra, tokia kova be taisyklių, turiu galios, turiu ten, ką noriu, tą darau ir bandau susitarti. Bet jeigu aš esu dėrybų strategijoje, partnerystėje arba Smartnership, tai ten viskas kitaip, ten mes kuriam pasitikėjimą, ten mes dedam skaičius, dalinamės informaciją, mes ieškom sprendimų, kurių nėra ant stalo. Jas reikia sugalvoti, susitarti, suieškoti ir tai reiškia, aš tau pasakysiu kažką, tu man pasakysi kažką. Jeigu tu man nepasakysi savo pusės niekiek, aš negalėsiu nieko tau padėti. Ir toks yra visai kitoks principas. Čia iššūkdo iš gal pokerio, blefuot. Matai, ką kalbam apie pokerę, tai jeigu jėgos darybinė strategija, tai žaidimas yra pokeris. Tai yra poker face'as ir jokių būdų negaliu išsiduoti, kokios pas mane kortos. Bet jeigu kalbam apie partnerystę ir apie Smartnership, tai žaidimas būtų dėlionė. Tu turi savo dalį, aš turiu savo dalį. Jeigu tu nedėsi, o aš nedėsiu savo, mes dėlionės nesudėliosim.
Tai va čia yra visiškai skirtingas principas. Aš pamenu dėrybų lygoje prie dėrybų stalo, kai sėdėjau ir po to, man atrodo, atsakinėjot ir aptarinėjot vieną už mūsų dėrybas ir man atrodo, tavo mintis ir buvo nuskambėjus, o ko nori kita pusė. Ar aš sužinojau, ar ten mano oponentas. Tai iš esmės dėrybos ir yra, kad tu, tom partnership, ta nauja karta, ar nevadinama, kad sieki bendro tikslo, pasakai, ko nori, sužinai, ko kitas nori ir ieškai, kaip pasiekti vienam ir kitam abiem naudą, kad būtų maždaug 50-50, win-win. 50-50 tai čia yra, žinok, mano galva tai yra labai toks, neteisingas supratimas. 50-50 arba kompromisas kaip toks. Ne? Mes kompromisą iš principo suprantam, kaip tokį padalinimą per pusę. Ne? Bet iš principo kompromisas yra tada dedamas paprastai, ką aš matau, kai žmogus negali atstovėti, negali pasakyti ne, negali paprieštarauti, kai jis tiesiog bando kažkaip tai gražiai susitarti. Ir tai nėra nei gerai, nei tau, nei man. Tai 50-50 nėra apie tai. Kai kalbam apie tai, kaip kurti vertę, ne, tai kiek mes pasidalinsim, tai gali būti ir principas ir kitoks, ir 30-70, ir 10-90, ir 20-80, ir 50-50, koks tai nori gali būti. Bet esmė yra tokia, kad mes ateinam į dėrybas, nežinodami, ką mes sukursim. Ir mes tam procese mes atrandam vietų, kur tau yra gerai ir man yra gerai. Ir mes tada tas vietas dalinamės jau atskirai. Ir čia visai kito lygio suvokimas apie tai, kas yra dėrybos. Tikrai be kovos. O iš atvirumo, iš apsikeitimo informacija, iš to, kad aš žinau, ko tu nori ir iš to, kad aš žinau ir tau pasakiau, ko aš noriu. Be baimės. Be to tokio, dėrybininkai ko bijo dėrybose, jeigu taip paklausti, kokia nuostata yra, jie bijo, kad juos išdurs. Tai jeigu su tokia baime aš ateinu į dėrybas, tai viskas, aš esu jėgos dėrybose. Bet jeigu aš ateinu be tos baimės ir mano partneris dėrybų irgi taip pat, tai mes tada visai galim kitaip dėrėtis. Tai toks bendras būtų pamąstymas. O kiek dėrybose svarbu klausytis ir kiek kalbėti? Matai, čia, aš į tave žiūriu, tu į mane žiūri. Aš turiu 2 ausis, 1 burną, tu turi 2 ausis, 1 burną. Santykis toks. Kitaip tariant, 2 kartus daugiau klausykis, 1 kart mažiau kalbėk. Ne? Tai iš principo toks santykis. Daugiau klausytis, mažiau kalbėti. Ok. Nes man buvo vienas iš įdomių, tada irgi prie stalo, kur sėdėjom, dar kartais žmonės linkia išsiplėsti. Aš pats, mane kažkaip šitas podcastas išmokė daugiau klausytis, sustot ir tylėt. Ir aktyviai klausytis. Nes anksčiau būdavo netokių, kur duodi savo pasiūlymą. Taip. Ir tada sakai, bet dar žinai, ta prasme, kur jau turėtum tiesiog sustot ir pasiklausyti. Dažnai žmonės paslysta jau toj vietoj, kur turėtų patylėti ir tada dar prilelekina kažkokiu tai priduoda, nežinau, ten tarkim susitarėm, kad aš tau 1000, o tu man ten kažkokią paslaugą. Ir tada matau, kad tavo veido išraiška man nelabai patinka ir sakau, dar tau duosiu plus ten obuolių, nežinau, maišą. Tai su patylėjimu čia yra viena iš dažniausių klaidų dėrybininkų. Todėl, kad jie negali patylėti, jie nemoka patylėti. Bet tyla dėrybose yra labai galingas įrankis. Ir tai yra įrankis, kurį dėrybininkas, jeigu naudoja, jisai gali turėti labai tokią gerą poziciją. Ne? Ypatingai jeigu kitoj pusėje yra dėrybininkas, kuris mažiau patyręs arba su savivertė šiek tiek nedraugauja, ne? Tai tyla jį gali tiesiog išprovokuoti iki tiek, kad jisai atiduos ten viską. Ir čia labai tokių visokiausių įdomių istorijų būna su ta tyla. Ir vieną iš istorijų pasakojo per vieną iš dėrybų konferencijų Michael Gates, kuris yra suomis ir jis pasakojo apie tai, kaip suomis dėrėjosi ir kaip jisai pasiekė labai gerą rezultatą. Nes, žino, suomiai, jie tokie šiek tiek lėtesni ir visa kita. Ir ten buvo taip, kad su amerikiečiais jisai dėrėjosi ir buvo sutarimas, aš gal visko tiksliai neperpasakosiu, bet mintim maždaug pasakysiu tokią. Mintis buvo tokia, kad jam reikėjo susidėrėti, nupirkti už 100. Ne? Ir grįžta tas suomis į ofisą ir nupirko už 50. Ir visi sako, kaip tu taip padarei? Sako, žiūrėk, atvažiavo tie amerikiečiai, sako 120. Aš galvojau, kaip jam pasakyti, kad man netinka ir negalėjau taip gerai sugalvoti, nes galvoju, kaip jam čia angliškai dabar pasakyti, nes suomiškai angliškai, kaip jam pasakyti, kad man netinka. Ir aš galvoju, it's not okay, ar it's not good. Sako, galvojau ir jie sako 100. Aš tada galvoju, o jau man neblogai. Ir aš tada galvoju, kaip man dabar jam pasakyti, kad jau neblogai, ne? Ar man tinka, it's good for me, ar it's
fine, ir sako 80. Aš tada jau galvoju, okei, man jau tiek nebereikia, ne, ir vėl galvoju, kaip jam pasakyti, nu, žodžiu, gavosi 50, kol galų galiai jis sako, okei. Tai va, tai čia apie tylą, ne, tai šitas dalykas yra toks, kad labai dažna klaida. Labai dažna klaida. Ir tikrai nėra geras darybininkas, kuris daug kalba. Nes, žiūrėkit, darybose kiekvienas žodis, ką aš pasakau, yra informacija. Ir kertinis momentas yra informacijos pasidalinimas. Tai kai aš kalbu, aš duodu informaciją. Kai aš klausau, aš gaunu informaciją. Ir jeigu darybininkas tik tai kalba, jisai vat, informaciją duoda kitai darybų pusiai. Ir tada ką jisai gauna atgal? Nieko. Tai va čia yra balanso ieškojimas. Jeigu norit būti geresni darybininkai, tai tikrai turėtume daugiau klausytis, bet suprasti, išgirsti. Nes šiaip darybose, kur yra labai daug neefektyvumo, ką aš pastebiu, tai yra argumentavime. Vat susėda du darybininkai ir jie bando viens kitam įrodyti, kokie jie ten yra teisūs. Tai vadinasi argumentavimas, ne? Sako, aš ten turiu ir čia yra taip. Tas kitas sako, ne, tai yra per brangu. Ir tada tas sako, kaip yra nebrangu, kaip ten viskas turi būti gerai. Ir tas vis tiek sako, kaip yra per brangu. Ir tada, nu, ten argumentavimo fazė, kur gaištamas laikas, niekas nevyksta, abu nori būti teisūs ir viens kitam įrodinėja, kokie jie yra teisūs, o iš principo auga emocijos. Ir tos emocijos užauga dažnai iki tiek, kad įsijungia ego ir įsijungia principas, kuris sako, ach, tu šitaip. Tai aš dabar, nu jeigu tu šitaip, tai aš tada šitaip. Tai žiūrėk, tuščias reikalas. Vietoj to užduokit klausimus, neargumentuokit, o tiesiog užduokit klausimus. Nu vat paklauskit, kas tau leidžia manyti, kad tas pasiūlymas per brangus. Kaip tu suskaičiavai, kad jis yra per brangus? Paaiškink man, nes kaina yra va tokia, kokią turiu. Ir tada jūs visai kitokį pokalbį turėsit. Jūs vietoj ginčo turėsit pokalbį, dialogą į abi pusės. O kaip prisijaukinti tylą? Nes aš įsivaizduoju, kad žmonės tam pavyzdį ir apskritai palūšta, nes kai du žmonės kartu kalbasi ir atsiranda tyla, tampa labai nejauku. Ir tu galvoji, kas čia gal ne taip kažkas. Nu, čia labai, labai asmeniška. Kiek žmonių, tiek istorijų, bet jeigu taip treniruoti tylą, tai tiesiog ir bandykite treniruoti tylą. Jums atrodo, kad reikia kalbėti, o jūs tylėkit. Arba, pavyzdžiui, darbuose susėdot, susirinkimas, 5 žmonės atsisėdo, ne? Nebūkit tas, kuris pirmas kalba. Tiesiog palaukit, kol jūs pakvies kalbėti ir tada kalbėkit. Tai va, treniruokitės. Sąmoningai pagalvoti. O yra toks dalykas, efektyviai klausytis, nes vieni ten klausosi, bet negirdi nieko. Kaip irgi šitą išlavinti? Kažkokius turi key pointus turėti, jau iš karto klausimą ir labai aktyviai ieškoti jų pokalbį. Nu, pirmiausia, tai aš turiu norėti girdėti. Nes jeigu aš noriu suprasti kitą dėrybų pusę, tai aš užduodamas klausimą, aš jį užduodu ne dėl to, kad paklausti klausimą, bet dėl to, kad kažkokią informaciją aš noriu sužinoti. Ne? Tai aš tada noriu girdėti, noriu suprasti tą informaciją ir tada žinau, ką su tą informacija galiu padaryti, nes šiaip per dėrybas daug tos informacijos būna, ne? Tai galima ir užsirašyti ir kažkaip tai pasidėti, bet visa informacija paskui yra reikalinga. Tai pirmiausia, reikia norėti išgirsti. Labai dažna situacija, kaip kalbėjau, argumentavimo fazėje, žmonės kalba, bet net nenori girdėti, ką kita pusė sako, nes tikslas yra įrodyti, kad aš teisus. Tai čia yra, vadink kaip nori, bet tai nėra aktyvus klausimas, tai yra tiesiog argumentavimas, kuris yra aš tave girdžiu, ir dar sako, aš tave girdžiu, ne, ir ten atgal. Tai pirmiausia yra vidinis noras, aš noriu tave išgirsti, ką tu man sakai. Ir ta informacija, kurią aš išgirsiu, aš noriu su ją sukurti kažką tai tokio, kad tau būtų gerai ir man būtų gerai. Tai čia toks pirminis principas. Tyla siejasi tuo pačiu su laiku. Tai įdomu, kiek darybose tas laikas yra svarbu. Aišku, turbūt nuo darybų masto ir dydžio priklauso, bet ar nėra taip, kad tas, kuris ten ilgiausiai delsia, dažniausiai turi geresnę poziciją? Nu, tai čia vėlgi toks klausimas, kur nėra vieno atsakymo, nes dėrybose paprastai mes susitarėm, kiek mes turim laiko. Ne? Ir jeigu mes žinom, susitarėm, kiek mes turim dėrybose laiko, tai čia jau dėrybininko užduotis yra tą laiką naudoti dėrybom. Ne? Dažnai būna taip, kad jeigu valanda dėrybų, tai kokia pusė valandos vyksta pokalbis apie bet ką. Ir vėlgi čia gali būti strateginis, toks, sakykime, taktika tam tikro žmogaus, kad pakalbėkim pusę valandos apie nieką, o kai neliks laiko, tada aš tave paspausiu. Ane?
Ir čia iš vienos ir iš kitos pusės gali būti toks taktinis sprendimas. Ne? Tai vėlgi, jeigu taip mes galvojam, tai mes esame jėgos strategijai. Tai jeigu esame partnerystės strategijoje, tai mes kaip tik turėtume vengti tokių dalykų. Turėtume vengti spaudimo dirbtinio, turėtume vengti tokių manipulacijų, kurios vyksta. Ne? Nes jeigu aš spausiu kita pusė jau stresą, tai nieko gero tai neduoda derybininkui. Jisai panikuoja, jisai stresuoja, jisai prakaituoja, jis negalvoja galų gale adekvačiai, sudėtinga susikaupti. Tai dėrybose tas rezultatas bus, man, o tau nesvarbu, ne? Tai jeigu aš renkuosi tokią strategiją, bet jeigu yra partnerystė, tai šito reikia vengti. Ir čia jau kiek laiko turim susitarę, tą reikia tiesiog kontroliuoti. Aš kažkaip dar vieną dalyką galvojau, kad dažnai dėrybinė pozicija stipresnė turi tas, kuriam mažiau svarbu yra tą rezultatą gauti. Aš manau, kad abi pusės, jeigu eina į dėrybas, jos abi turi rezultatą, vienokį ir kitokį. Ir abi pusės nori pasiekti savo tikslus, kuriuos apsprendžia mano interesai, tavo interesas. Ne? Tai nėra taip, kad einu į dėrybas šiaip sau. Nes jeigu yra dėrybas, kiekviena pusė savo tikslą turi dėl to susitarimo, kuris galimas arba negalimas. Tai gali būti taip, kad viena yra labiau svarbu, kita yra mažiau svarbu dėl to, kad iš principo situacija yra kitokia. Ne? Bet iš principo abi pusės vis tiek, jeigu jau jos derėsi, jeigu jau sėdi prie stalo, tai reiškia, jos viena kitai yra tiesiog reikalingos. Ja, nes dažniausiai būna paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas. Ir paslaugos teikėjai dažnai būna svarbu, kad suteikti, tarkim, tą paslaugą, parduoti produktą, o paslaugos gavėjas jisai gali iš tavęs, tu vienas, antras ateis, iš kito pasirinksiu. Sunku kartais dėrėtis tokiais žmonėms. Tai, ką iš tavęs girdžiu, tai yra tokia klasikinė manipulacija. Tai yra klasikinė manipulacija ir jeigu jūs kaip dėrybininkus tai gąsdina, tai jūs turėtume su savim padirbėti. Nes tai, kad tu pasakei dabar, tyrimais yra ir pamatyta ir įrodyta, kad maždaug 90% tai yra absoliučiai nesusiję su tuo, kas yra iš tikrųjų. Nes tas, kuris perka, jam irgi reikia nupirkti. Dabar įsivaizduokit, tarkim, mažmeninis verslas, ne? Ir yra krūva tiekėjų, kurie nori parduoti savo prekes, ne? Ir tas, kuris perka, sako, žiūrėk, yra tas tiekėjas, betgi jo verslas tai yra parduoti, ne? Ir jeigu tie tiekėjai netieks jiem prekių, tai ką jis parduos? Orą? Ne. Taip, jis gali ten geriausias sąlygas bandyti gauti, ne? Bet iš principo jo interesas yra susitarti tam, kad mažmenoj būtų verslas. Tai šitoje vietoje, tos manipulacijos, kad čia aš turiu daug pasirinkimų, tavo kaina yra per brangi, tavo pasiūlymas prastas, jis eilėje 6, 7 yra daug geresnių, tai nieko nėra kita kaip manipulacijos. Ir kurias, jeigu aš skaitau ir suprantu, tai jos manęs kaip dėrybininko neveikia. Aš tada suprantu, kad yra dalykai, apie kuriuos turėtume kalbėti, kas jam yra svarbu. Bet įdomu, nes daugelį, tarkim, realybėj, derinti su žmonėm, tai ne visų vertybinė sistema tokia, kad negaliu nemeluoti, negaliu meluoti, negaliu manipuliuoti ar dar kažko daryti. Kai kurie, manau, realybėj dažnai pajungia šitos dėrybų, kur eina į galios poziciją, kur bando per jėgą į tą kovą ateiti. Kaip suprast, kaip pajausti ir gal kažkuriom vietom tiesiog pasakyti, kad tiesiogiai, nežinau, žiūrėk, aš matau, kad tu man meluoji, kad tu mane spaudi, gal net nesusitarkim. Bet irgi man viduj neleidžia tas, nes atrodo, jeigu dėrybos neįvyko, tai nebuvo geros dėrybos. Ir iš mano pusės. Matai, tas manipuliacinis dalykas, taip, jis yra labai gajus, populiarus ir iš principo mes su tuo užaugom, nes jeigu taip pasižiūrėti lietuvišką verslą, tai nepriklausomybė, visa kita, tai ten daug metų atgal, tai kaip mes tai darėm. Tiesiog reikėjo dirbti pinigus, ir mes ėjom uždirbti pinigų. Ir kokiais principais, visi principai galioja ir viskas yra gerai. Dabar, kai aš kalbu, kad 2/3 niekada neturėjo dėrybų mokymų, tai tie 2/3 tą ir kartoja, kas yra, kaip ruletė, sukasi. Žmogus, sakykime, ateina jaunas į tą dėrybų rinką, patirties neturi, nuėjo ten kažkur tai tiekėjas ar ten jo dėrybų partneris pamokino, kaip dėrėtis
Jisai pamatė, kaip ten viskas vyksta, skaudžiai, neskaudžiai, manipulacijos, nemanipulacijos, tada pagalvojo, o šitas geras darybininkas ir aš taip dabar darysiu. Ane? Nu ir kartojasi tas. Tai va tai, ką mes turim, tai yra va tas praeities toks manipuliacinis jėgos darybų šleifas, jisai yra ir jisai vyksta. Tai jeigu jūs to nesuvokėt, nu jūs labai esate tokie neefektyvūs darybininkai, nes kai yra kova, reikia kovoti. Kai yra bendradarbiavimas, reikia bendradarbiauti. Čia du atskiri dalykai. Ir juos reikia mokėti, atskirti ir mokėti jais, žaisti, daryti. Nes, jeigu mes susitarėm dėliot dėlionę, o tu ateisi su poker face'u, nebus gerai. Ir atvirkščiai. Tai va čia yra apie tai labiau. Bet aš tai matau, kad žmonės yra ne tai, kad pavargę, bet jiegi atsisėda ir supranta, kad viens kitam į akis meluoja ir tik tai pasakyti negali, kiek. Ane? Bet iš principo tai jaučia, kad tai yra melagystė, kad tai taip nėra iš tikrųjų, nes toj eigoj prie derybų stalo, kai ten sako, va čia galutinis pasiūlymas, o galutinis pasiūlymas po 5 minučių jau yra kitoks. Tai kas čia yra? Čia yra absoliučiai melagystė. Bet ir žmonės kažkaip viens kitam meluoja akis, bet sako, viskas yra gerai. Tai taip, vertybės yra kiekvienos skirtingos, bet čia kiekvienam ir pasirinkti. Jeigu aš žinau, kad mūsų vertybės skirtingos, tai aš žinau, kad aš žinau. Ir aš tada sprendžiu, kaip man dėrėtis šitoje situacijoje. Tai čia nei gerai, nei blogai, tiesiog pasirinkimas. Čia kaip pardavėjas geras, irgi turi pristaikyti, matai situaciją, bandai suprasti, kas vyksta ir panašiai. O pačiam tenka vis tiek, žinai, darybų technikas, tenka daug gyvenime tą daryti, kasdienybėje visur. Kokias dažniausiai matai žmonės klaidas daro? Aš sakyčiau, kad pirmutinė tokia klaida tai yra žmonės nesuvokia, kas yra tos dėrybos, nes žmonės suvokia dėrybas kaip win-win arba win-lose principą, kad einam laimėti. Tai jie suvokia tik tai tą vieną strategiją kaip tokią, kuri yra labai populiari, kad mes einam laimėti, einam ten kovoti ir visą kitą. Tai tas nesuvokimas, kad yra ir kitų dėrybinių strategijų, kuriuose dėrybos žaidžiamas visai kitokiais principais. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, ką aš matau, žmonės labai klysta galvodami, kad pasiruošimui reikia skirti, kiek liko laiko, tiek ir liko. Tai aš sakau, kad pasiruošimui reikia skirti tiek, kiek reikia laiko. Ir to laiko gali būti ir diena, ir 2, ir savaitė, ir mėnesį. Priklausomai nuo to, kokia darybinė situacija. Bet nenuvertinkit šito dalyko, nes kaip jūs pasiruošit dėrybom, taip jūs tas dėrybas ir dėliosit, nes tai yra ir nuo scenarijaus, ir nuo plano, ir nuo tikslų, ir nuo resursų paskaičiavimo, nes viskas yra, viskas svarbu. Dar vienas dalykas, ko aš manau žmonės neįvertina, tai yra, kad mes dėrybose susitinkam kaip žmogus su žmogum. Ir čia turim suvokti tokį dalyką, kad jeigu aš naudosiu jėgą, mano reputacija nuo to gali kentėti. Reputacija, aš kaip žmogus, galiu sugadinti santykį. Tai, kaip sako, čia ką, pameluosiu, kas čia tokio, bet jeigu aš pamelavau, aš reiškia sugadinau santykį ir mano reputacija jau yra jau tam tikra. Tai čia tada reikia žiūrėti į priekį, tai darydamas, ar aš nesugadinsiu savo reputacijos, karjeros, ateities, nežinau ko, nes viskas mainasi, viskas keičiasi. Šiandien žmonės užima tam tikras pozicijas. Rytoj jau dirba kitose įmonėse. Ir tai visą tai keičiasi. Tai su kokia reputacija aš ateinu, tai taip į mane ir žiūrės. Tai čia tokie dalykai. Tenka mokyti žmonės, ar ne, ateina vis tiek. Kokie dažniausiai įsitikinimai klaidingi dar būna pa žmonės? Kažkaip mitai, kažkaip visiškai matai, kad netaip supranta. Apie derybas? Aš jau šiek tiek paminėjau tuos tokius pagrindinius tokius principus, kur yra, matau, ką reikėtų daugiau dėmesio skirti, Bet jeigu taip galvot, gerai, pirmas tas mitas, kad geras derybininkas yra tas, kuris daug kalba. Tai čia yra mitas. Tikrai nėra geras derybininkas, kuris daug kalba. Jam gal lengviau, jeigu tai yra ekstravertas, jam gal galiau santykius kurti, ten tą socialinį intelektą panaudoti ir tame jo yra stiprybė. Bet tai nėra gero derybininko požymis, daug kalbėti. Tai čia yra vienas iš tokių mitų. Labai, sakyčiau, daug dalykų, kurių žmonės
vėlgi, čia ne visai mitai, bet kalbant apie ko reikia, kad geresnis darybininkas būtų, tai yra nesuvokimas savęs, nepažinimas savęs kaip žmogaus. Ane? Ir vat, jeigu aš nesuvokiu, kas aš esu, nežinau, kuo aš esu apdovanotas, kaip aš galiu vat, išpildyti savo rolę. Nes, kaip pavyzdys, jeigu aš einu į jėgos darybas, man reikia būti 100% savim pasitikinčiu. Ane? Aš turiu drąsiai kalbėti, ne, stop, netinka, man taip nepriimtina ir jeigu žmogus užkarščiuoja, ten šaukia, turėtumėt stabdyti dėrybas ir sakyti, darom pertrauką, aš taip toliau nesiderėsiu, nes aš nenoriu, kad manęs šauktų mane. Tai tam reikia labai daug drąsos ir pasiruošimo. Galų galia suvokimo, kad taip gali nutikti ir tokioje situacijoje aš galiu atsidurti. Tai va čia yra ta yra esmė, kuri tiesiog klaidingas gali būti suvokimas, ane? Tai va, savivertė žmogaus, ane? Tokiuose darybose. Tai kas kaip dar gali, nežinau. Jo, šiaip daug tų dalykų mes paminėjom ir vat ką vieną iš dalykų girdžiu, to galios pozicijoje, turbūt iš to vat gajaus atėjimo iš senovės žmonės daugelį ir bijo dėrėtis. Atsiranda ta baimė, nenoras, nemalonu, nefaina. Vat kodėl, manai, dėl šitų dalykų, ar tiesiog čia dar kažkokie asmeniniai, ten intravertas ir panašiai? Aš manau, kad būtent iš to ir ateina, nes kai mes ateinam kovot, ne visi nori kovot. Ane? Nes kai aš einu kovot, ašgi nesu tikras, kad aš laimėsiu. Ar yra sportininkas, aš jėgos darybas labai taip sulyginu su sporto varžybom, ane? Ko eina sportininkai į sporto varžybas? Olimpiados ten visą kitą, ko? Laimėt, ane? Bet kai kiekvienas sportininkas, kuris eina, jisaigi negali būti 100% tikras, kad laimės. Tai dėrybose lygiai taip pat, aš nesu tikras. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, aš jaučiu nerimą, tai reiškia, aš galiu pralaimėti, o pralaimėti nesmagu, ane? Ir galiu nesusitarsiu, ten bus pasiekmes ir visa kita. Tai žmonėm tai yra toks, barjeras, o jeigu nepavyks, o jeigu nesusitarsiu, o jeigu mane ten, kaip sakiau, išdurs, ane? O jeigu aš pasakysiu pirmas ir pataikysiu taip, kad galėjau dar geriau ir čia labai greitai susitarsiu, ane? O galėjau geriau. Bet tai visokių tokių klausimų yra, kurie iš tikrųjų neduoda žmogui komfortą. Ir gal čia ir vienas iš tų atsakymų, kodėl vieniems žmonėms tiesiog išgirdu žodį dėrybos, visą tai, žinai, plaukai ten šiaušiasi ir sako, oi, ne, čia, ne. Yra tyrimas toks, kur sako 20% žmonių, tai yra kas penktas, net jeigu jis yra versle, ten pardavėjas, pirkėjas, nesvarbu, jo jokių būdų negalima leisti į dėrybas. Tiesiog draudžiam jam turėtų būti dėrėtis. Ir ta priežastis yra labai paprasta. Jisai, jam nepatinka dėrybas. Aš jau kalbėjau apie tai, kad patinka, nepatinka, ne? Bet jam nepatinka dėrybos. Bet jis dirba tą darbą. Ir tada yra labai didelis disonansas. Ir tada, kai tai yra, tikėtis iš to dėrybininko kažkokių gerų susitarimų, tiesiog neapgaudinėkit savęs. Nes man atrodo, iš tos pačios galios ir tos senos pozicijos ir yra tie, kad geras dėrybininkas gali atrodyti, kad jis turi būti be emocijų, toks šaltakraujiškas kažkoks ir panašiai. Čia klišės. Klišės, kurios yra tokios, netgi kai gal kažkas ir mokina tokių dalykų, bet žinot, dabar jeigu aš esu žmonės apskritai, aš kalbu apie tai, kad dėrybose susitinka žmonės, įvairūs, ane? Ir turbūt pastebėjo kiekvienas klausytojas, kad su vienais žmonėm kažkaip vienaip, o su kitais žmonėm yra kitaip, su vienais lengviau, su kitais sunkiau. Ir čia žodžiais nepaaiškinama, bet esmė yra tokia, kad žmonės yra skirtingi. Ir pavyzdžiui, susitinka du žmonės, kurie yra emocionalūs, ane? Tai kokios bus dėrybos? Be emocijų? Pabandykit dabar emocionalai, kurie esat, paimti savo emociją, taip į dėžutę įdėti ir sakyti, dabar padedu į dėžutę, čia palauk emocijos, ne? Aha, be šansų. Kita vertus gali susitikti du dėrybininkai, kurie yra neemocionalūs abu, ne? Ir jų dėrybos bus tokios, tokios pasikalbėjom, suskaičiavom, apsikeitėm, susitarėm, ranką paspaudėm ir išėjom, ne? Ir taip gali būti. Ir tai yra natūralu jiem, ne? Ir susitiko neemocionalus su emocionaliu ir tada yra dar kitokia dinamika, nes, pavyzdžiui, emocionalas šiek tiek paemocionavo, neemocionalų jau atrodo dangus griūna, ne? Ir tada, jeigu dar su savivertė prastai,
jau tada jį ir apšaukia ir kaip taip galima, ne? Tai tada tas balanso nebuvimas. Tai kaip situacija, taip skirtingumas gali būti ir čia visai, tiesiog tą reikia suvokti. Jeigu nueinam tiesiog į kasdienybę, kur ten daugiau mažiau gali būti, kažkokie, nežinau, smulkus dalykai, pakankamai, gal ten einam, perkam automobilį, ne, kažkokį. Ir važinėjom, žiūrim 1, 2, 3, 4 ir kaip pasiruošti tokiom dėrybom, ką žmogus paprasčiausia galėtų įsivertinti. Turbūt mano akim, nusibrėžti kažkokius savo aiškius tikslus ir tada bus tiesiog lengviau įdėrėtis. Nes, žinai, nepasiruoši viskam. Viskam nepasiruoši, bet jeigu jūs perkat automobilį, tai mažiausia, ką jūs turėtumėt pagalvota, ne, o tai kokio automobilio jūs norit, ne, ir ką jūs su juo darysit. Nes jeigu jums reikia automobilio, ten, nežinau, pavyzdžiui, labai gerai praeitą žiemą supratau, kam reikalingi automobiliai su 4 varomais ratais. Ne? Nes žiemą važiavom pas draugus į sodybą ir prisnygo sniego, tai be 4 ratų ten nenuvažiuosi tiesiog. Tiesiog nenuvažiuosi. Su 2 ratais tu ten pavažiuosi ir bus pusnys ir viskas, ir gatava, ne? Tai tokie praktiniai dalykai, ne? Jeigu jūs renkatės automobilį, tai vėlgi koks jo funkcionalumas turi būti, kiek ten vietų turi būti, galų gale kiek pinigų turit, kiek gali tam išleisti, ne? Nes jeigu norit automobilio ten, o paskui matot, yra dar ir kitoks, ir geresnis, ir gražesnis, bet reikės skolintis pinigų, tai jūs norit skolintis, jūs galite skolintis, ne? Tai vėlgi, apsibrėžkit, ko jūs norit, kam jums tas automobilis reikalingas ir tada eikit ir ieškokit to, kuris labiausiai atitiks jūsų tą lūkestį, kurį jūs esate išsikėlę. Nes, pavyzdžiui, pas mane buvo šeimoje tokia situacija, kai mes buvom, mūsų buvo tiek daug, tiesiog tiek daug, aš turiu galvoje žmona, vaikai, kad mums reikėjo keisti automobilį ir tas pasirinkimas buvo labai toks elementarus. Man reikia automobilio, kuriame tilptų visi vaikai susėstų ir dar vežimėlis tilptų, ne? Ir taip atsirado tas automobilis. Kai nuvažiuojam apžiūrėti jau, tai tada jau tiesiog visi kiti principai. Turim savo aišku tikslą, nes dar nuvažiavę jau tą automobilį, kurį išsirinkom, norim nusipirkti kuo pigiau. Tai čia matai, jau ko pigiau, tai čia reiškia, jūs jau tada deratės tik tai dėl kainos, ne? Bet, pabandykit. Pabandykit, ta prasme, nieko čia blogo nėra nusiderėti kainą kaip tokią, nes perkat ten vieną kartą galbūt per keletą metų, ne? Tai čia yra didelis pirkinys ir ką nusiderėsi, tą nusiderėsi. Tai bandykit, be jokios abejonės. Ir šiaip tai labai skatinu derėtis visur, nes, žinot, yra tokių klišių, kur anksčiau iš vis būdavo, su bankais negalima derėtis, ne? Toks mąstymas, ne? Jeigu su banku derėtis, jūs ką, juk bankas, ne? Tai laužykit tuos visus mitus, nes derėtis iš principo galima visur. Aišku, parduotuvėje kasoje nepasiderėsi su kasininkė, ne? Bet jinai neįgaliota jums duoti nuolaidų ar ten kažkokių tai dalykų. Nebent tiesiog dirba savo darbą, jinai neturi įsipareigojimų. Nuolaidų kortelę. Gali paprašyti, savotiškas darybas. Tai čia jau toks smulkmena, ne? Bet šiaip tai jūs derėkitės visur, kur tik tai jūs matot vertę. Jeigu taip klausim manęs, kada aš deruosi, kada aš nesideru, ne, aš iš principo turiu tokią savo vertybinę skalę, kur aš sakau, 3 yra dalykai. Tai yra, jeigu aš taupau laiką, jeigu aš matau vertę, piniginę vertę, arba jeigu aš įtakoju santykius, ne? Tai čia yra 3 tokie klausimai, kurie man leidžia apspręsti, ar aš derėsiuosi, ar aš nesiderėsiu. Ir tikrai ne kiekvienoje situacijoje aš deruosi, aš kartais netgi apskritai tiesiog nesideru, nes nematau prasmės tą daryti. Bet gerai, yra dideli dalykai, kažkokie pirkiniai, bet jeigu kasdienybei, maži dalykai, kažkur ten nuolaida, kažkur viešbutį, kažkokią paslaugą perki. Pats nuolatos stengiasi kažkur pasiderėti, stebi, ar kartais tiesiog jau iš to natūralaus įgūdžio kažkokio eina. Nes kartais aš pastebėjau, kad žmonių užtenka paklausto, gal geresnė kaina gali būti ir ten žiūri, nuolaida. Jo, tai čia tai, ką dabar paminėjai, dėrybų terminologijoje yra nuolaidžiavimas, kai žmogus paprašo nuolaidos ir ta kita pusė iš karto duoda. Arba, aš dar pastebiu kitą dalyką, pardavėjai ką daro. Jie pradeda nuo to, kad pardavinėja prekę ir iš karto nuolaidą siūlo. Niekas dar nepaprašė, bet jau sako, žinai, šiandien dar 5% nuolaidos, nors niekas neprašė. Tai čia yra nuolaidžiavimas ir dėrybose nuolaidžiavimas yra draudžiamas kaip toks, ne? Nes principas dėrybose tai turėtų būti toks apsikeitimas, ne? Kad jeigu aš prašau nuolaidos kažko, ne? Tai kita pusė tikėtina iš manęs irgi kažko norės.
nes tada apsikeitimas yra. Bet jeigu kalbėti asmeniškai, aš jau pasakiau, tai yra 3 dalykai. Tai yra, jeigu man tai taupo laiką, jeigu tai man finansiškai yra svarbus momentas ir jeigu tai yra nukreipta į santykius. Ne? Nes, žinot, aš jau minėjau, kad galima būti labai agresyviu ir sakyti, duok man ten kažką, bet jeigu tai įtakoja santykius su tuo žmogum, tai va čia aš tada ir renkuosi, ką man daryti. O su artimai žmonėm yra sunkiau dėrėtis negu su nepažįstamais? Aš savo turiu tokią vieną taisyklę dėrybose, kuri sako, kad su kuo aš niekada nesideriu. Šiaip tai nebuvo taip, kad visą gyvenimą taip man buvo, bet čia žinai, su laiku ateina išmintis. Ne? Tai asmeniškai aš niekada nesideriu su mama. Ir galiu paaiškinti, kodėl. Todėl, kad dėrybos, mano suvokimu, dėrybos yra geros tada, teisingos tada, kai žmonės, tie 2, kur susitinka žmonės, yra lygiaverčiai. Tiesiog lygiaverčiai. Dabar, ar aš galiu būti lygiavertis mamai? Aš galiu turėti ir 100 metų, ir 150 metų, tiek žmonės negyvena. Bet mamai aš esu sūnus. O aš esu, mamai irgi atitinkamai. Tai mes niekada nebūsim lygiaverčiai šitoje vietoje. Tai va čia tik tai dėl to. O santykiuose? Nekiša kojas? Nes turbūt vėlgi galios pozicijoje ar dar kažkas gal išnyksta šiek tiek, turėtų įsivaizduoja, nes santykiuose siekia, kad abipusė nauda būtų, kad abiem būtų gerai. Ir tai įgūdžiai kažkas kiša koją, ar kaip tik pavyksta sustabdyti ten, nežinau, žmoną ar kažkas, gal pasikalbam, kaip abiem būtų geriau ir panašiai. Tai žmonės, kurie klausosi, aš sakyčiau taip, žiūrėkit, santykiai apskritai yra dar sudėtingas toks dalykas, kuris vėlgi, kiek čia dėrybų, kiek čia nedėrybų, nes santykis kūriamas dėl kažko. Ir šiaip, atkreipiu dėmesį, kad nelaužykit santykio dėl to dėrybinio rezultato kaip tokio, nes vis tik tai mano galva santykis yra svarbesnis dalykas negu dėrybinis rezultatas, kai kalbam apie porą, kai kalbam apie žmogų su žmogum, su kuriuo gyveni. Bet yra vienas dalykas, ką noriu pasakyti, gali būti tokia, prasideda manipulacijos netgi ir tarp porų, kada viena pusė tiesiog naudojasi kita pusė. Tai tada jau yra negerai tam kitam žmogui. Ir tada jau tas santykis lūžta per tą pusę, kad vienas tarnauja, kitas ten reikalauja. Ir tai nėra vėlgi teisinga. Ne? Tai nėra taip, kad yra labai aišku, kur ten kas yra. Bet santykiuose tarpusavį tai tikrai nėra taip jau paprasta. Nes, žinot, versle, susitikai, susitariai, turi kontraktą, darai kontraktą. Ir nebūni kiekvieną dieną su tai žmonėm. O kai kalbame apie artimą aplinką, tai aš jau ateinu į dėrybas jau kitaip galvodamas, nes aš žinau, kad su tai žmonėm gyvensiu šiandien, rytoj, poryt ir kaip ten bebūtų, pirmiausia, vėlgi vertybiniai skaliai, kur visą tai stovi. Bet čia svarbu, tai aišku, vertybinis pagrindas yra pats svarbiausias, bet ar nėra taip, kad sudėtingiau gerokai emociškai? Aš manau, kad emociškai nėra lengviau. Tikrai nėra aš pats, pavyzdžiui, sąmoningai kartais net pralaimiu. Nes tiesiog tokia vertybinė sistema. Tiesiog galvoju, kad tam žmogui bus geriau, imk, atiduodi. Atiduodi, bet vėlgi, ką noriu pabrėžti, ar ne per daug nuolaidžiauja, nes kita pusė, žinai, kai vienas nuolaidžiauja, kitas pradeda per laiką manipuliuoti tuo. Nes vakar buvo, šiandien buvo ir pradeda galvoti, kad čia yra norma. Bet nuolaidžiaujant nesukūriama tas balansas, nes tada vis tiek taip jautiesi idėjas, klausimas, o kas man iš to? Nes vis tiek santykis negali būti kažkieno sąskaita, santykis kūriamas abiejų žmonių kaip tokių, tai kažkieno sąskaita, jeigu tai yra kūriama, tai ta viena pusė ilgainiui jinai pradės jausti tokį nelabai gerą jausmą. Dabar, manau, žmonėm, kurie darbuojasi, tarkim, yra darbe samdoma, turėtų būti labai aktuali tema, nes daugelis dažniausiai, kuo būna nepatenkinti, tai arba sąlygom, arba atlyginimu. Visiems čia per mažai moka, per mažai pinigų, visiems reikia daugiau ir panašiai. Bet jeigu žmogus turi samdomą darbą, nori geresnių arba sąlygų, arba, nežinau, didesnės algos, kaip efektyviai apie tai reikėtų kalbėti su vadovu, kaip dėrėtis, kaip gal išsitraukti, sužinot, kas tam vadovui svarbu? Jo, matai, aš dabar uždavėt klausimą, aš prisimenu tokį iš savo karjeros, pakankamai senokai tai buvo, bet man labai įstrigo toks darbo pokalbis, kada aš Estijoje ieškojau key accounto, tai pagrindinių klientų vadovą,
Ir ten buvo daug tų žmonių, kurie kandidatavo šitą poziciją ir kas man įstrigo. Ane, tai čia buvo, taip gerokai anksčiau, mes Lietuvoje dar to nelabai jautėm, mes tai dabar jaučiam, ne labiau, bet tada dar ne. Įstrigo toks dalykas, kad ateina jaunas žmogus, ką tik baigęs mokyklą, iš principo patirties jokios neturi ir jis sako, aš norėčiau 3000. Eurai. Ir tada užduodi klausimą, kaip tu sugalvoji, kad tau reikia 3000 ir kad tai yra adekvatu šitai pozicijai. Jis sako, tai aš turiu automobilį BMW, ką tik pasiėmiau. Aš dar galvoju, man būto reikės, ir dar galvoju, ten pakeliaut man reikės, tai aš paskaičiavau, 3000. Tai čia buvo daug metų atgal. Tai žiūrėkit, dabar jeigu jūs einat dėl sąlygų kalbėti su vadovu ar su žmogum, kuris sprendžia, tai gali būti HR'as ar ką. Tai principas, teisingas principas turėtų būti toks, kad jūs neateinat reikalauti to, ko jūs norit. Nes derybos nevyks tada, nes tada jūs ateinat iš galios pozicijos tokios, net jeigu galios neturit, jūs sakot, žiūrėkit, man reikia, nes ten dėl kažko. Bet teisinga pozicija tai būtų tokia, kad vadovas irgi yra žmogus ir verslas irgi yra verslas, pinigai į verslą neteina, prikrito iš kažkur, pinigai yra uždirbami. Tai jeigu jūs ateisit su ta mintim, kad jūs pasakysit, ko jūs norit, pasakysit savo lūkestį, ką labai skatinu daryti, tačiau, ne tai, kad man reikia, bet jūs galite išsakyti, o kaip aš tai galėčiau turėti. Ką turėčiau padaryti, kad aš galėčiau turėti didesnį atlyginimą, geresnį automobilį ar ten dar kažką. Ką man reikėtų šito įmonėje padaryti, kad aš tai galėčiau turėti. Nes aš ne tai, kad noriu, bet aš matau save, galiu tai sukurti. Tai čia vienas principas. Kitas principas, kurį irgi turėtume suvokti, kad jeigu jūs norite didesnių ten algų, bonusų, kažkokių privilegijų, tai reiškia įmonėje tai kainuos. Tai reiškia, kokią papildomą vertę jūs galite sukurti. Nes jeigu jūs nesiūlysit papildomos vertės, darybos nevyks. Čia, tiesiog nėra balanso. Tai ateikit kalbėti apie tai, ko norit, bet ką galit už tai išmainyti įmonės labai. Ir tada tikrai, protingas vadovas tikrai su jumis labai greitai susidars, nes jisai jaus, kad, sukūrėm daugiau vertės, kodėl nepasidalinti. Bet jeigu vėlgi grįžtų prie to, kad ateisit sakydami, man reikia, tai dėrybos bus labai trumpas. Aš šitą garantuoju. Siekti partnerystės irgi šitoje vietoje lygiai taip pat. Išsiaiškinant, ko galėtum padėti kitai pusėje, kad savo irgi gautum iš to naudos. Taip. Tai yra, jūs žinot, ko jūs norit, galbūt nežinot kelio, kaip tai pasiekti. Tai tam ir yra žmonės, kurie atsakingi už tą kelią ir jūs gali auginti, užauginti ir taip jūs galite prisidėti prie įmonės gerovės. Ir tada jūs gaunate tai, ko norit, įmonė gauna, ko nori, abiem pusėm yra gerai. Bet aš pats pardavimuose dirbu su nekilnojamu turtu, tai galiu pasakyti, kad, nežinau, turbūt 8, čia visiškai iš piršto laužta bus, bet pagal pajautimą, 8 iš 10, 9 iš 10 ateina galios pozicijai. Kažkas tiki, kad kažkaip gali gauti, nelabai daug kas eina dėrėtis, kalbėtis, kažkaip bendro kažkokio pasiekimo, jeigu tie žmonės dar ypatingai, verslo santykis ar kažkas. Pačiam žmogui irgi galima įvesti šitą, nes kartais ir tas darbdavys gali ateiti, sakyti, čia netinkamas metas. Jo, matai, labai vėlgi yra skirtingų situacijų, nes šiaip, jeigu taip žiūrėt darbo rinką, kaip tokia, tikrai yra buvę situacijų, kada žmonės keisdavo darbą tik tai dėl to, kad gauti didesnį atlyginimą. Nes kai dirba žmonės ten 50 metų įmoniai, kažkaip, jiem nemoka to didesnio atlyginimo. Bet biudžetas atsiranda kažkaip, atsiranda, kai žmogus išeina. Tai yra tokių situacijų ir ne viena. Ir žmonės tai matydami, tiesiog, kolega išėjo, tas išėjo, paskui kažkaip grįžo ir visai su kita alga. Tai jie tai mato, jiegi nedurni žmonės, jie mato, kas vyksta ir tada, supranta, kad, kažkas čia yra ne taip. Tai jeigu mano kolega tai padarė, tai kodėl man to nepadaryti, Bet šitą jūs galite padaryti tik tai tada, kai yra, tas darbo jėgos trūkumas kaip toks, kai yra deficitas dirbančių žmonių, kai yra ten,
tiesiog nėra kas dirba, ane, tai šitą jūs galite naudotis, bet čia trumpalaikiai tokie dalykai, nes vėlgi, ką girdim dabar, pavyzdžiui, rinkoje, ne, buvo laikas, kai labai IT žmonės buvo ten dievinami ir visai kitaip, bet tas laikas kažkaip baigėsi ir tie žmonės jau pradeda suvokti, kad aukso amžius praėjo ir tada jau kažkaip reikia kitaip pradėti žiūrėti savo darbą, atsakomybės ir savo tos norus ir reikalavimus. Tai darbo rinkoje irgi labai viskas mainosi. Tai, nes jeigu aš kaip vadovas dabar, man reikia žmogaus, kuris pardavinėtų ir yra 10 žmonių į tą vieną vietą, tai aišku, kad aš rinksiuosi. Aišku, kad aš galvosiu, kuris žmogus tinka, kuris netinka. Bet jeigu man reikia žmogaus, kuris pardavinėtų ir nėra ne vieno norinčio, ir man juos reikia kažkaip gaudyti, ieškoti, versis per galvą, kad juos prisivilioti, tai vėlgi tai yra vėl kitokia situacija, tai yra pozicija yra kita. Ir daugelis čia, aišku, modeliuoja pirmą, tai bando atkartuoti kolegų matytus dalykus. Antras, manau, dar ateina toks, kur žmonės užspausti dėl baimės kažkokios, bijo, kad ten kažkaip netaip apie juos pagalvos, kad nepatiks, kad supyks ir taip toliau. Ir įdomu, iš tos baimės, aišku, kažkiek iš psichologinio ateina, kažkiek iš tų pačių vadovų lyderių, kuris sėdi už tos pozicijos, kokią jie diktuoja tą toną ir panašiai. Bet aš turbūt ką irgi klausytojams galėčiau rekomenduoti, nebijokit kalbėtis, nebijokit pasakyti savo nuomonės ir jeigu jūsų neišklausys, ant jūsų supyks ir dar kažkas, tai ne jūs turbūt liksit toj kvailio vietoje, toj kvailio pozicijoje, kad jūs tiesiog nuoširdžiai pasakėt, norėjot, pasiteiravot, paieškojot bendrų būdų, neradot, padarėt kažkokią tai klaidą, gal ar net ne ir juda toliau. Tik dar svarbus dalykas į dėrybas einant kūno kalba. Kiek kaip reikia nusiteikti save, kaip, pavyzdžiui, nes būna žmonės iš kūno kalbos užsispaudę, ateina ir jau atrodo, kad atėjo prašyti, bet net nenori gauti. Kiti ateina į tą galios poziciją, pasiėmė, man dabar reikia ant mašinos, ant buto ir ant viso kito išpūtę, žinai. Kiek ir kaip save kontroliuoti, kaip save pagauti? Emociškai išprūst daugiau čia reikėtų štai. Matai, be trenerio jūs nieko nepadarysit. Ta prasme, jeigu jūs neturite trenerio, tai jūs nieko neišmoksit, nei sukontroliuosit, nes kas yra kūno kalba, jūs nežinot, kaip jūs kalbat, jūs nežinot, kokius žodžius vartojat, jūs nežinot, kaip jūs atrodot, jums atrodo, kad jūs ten kažkaip tai, ne, bet iš principo, kaip jūs iš šono atrodot, jūs tokios galimybės matyti neturit. Treneris jums gali padėti, bus kaip veidrodis ir sakys, žiūrėk, kokius žodžius naudoja. Dabar pavyzdys, ne, jūs norit didesnio atlyginimo. Jau susikaupėt, taip atėjot pas vadovą ir sakot, norėčiau pakalbėti dėl pinigėlių. Tai kaip tau atrodo? Atrodo, kad nenori pakankamai. Tai ir gausi pinigėlių. Esmė yra tokia, kad aš, jeigu rimtai noriu atrodyti, jeigu noriu taip iš tikrųjų rimtai pakalbėti, tai aš turėčiau ir žodžius tinkamus pasirinkti. Ne? Arba pavyzdžiui, žmogus sako, čia visai neseniai, vakar turėjau mokymus su viena įmonė ir sakau, žiūrėkit, dabar jūsų užduotis dėrėtis galios strategijoje, jėgos strategijoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jūs abu susėdat ir iš jėgos darot. Ne? Bet žmonėms buvo tiek faina, kad jie ten įsišiepė iki ausų, ten ha. Ne tame yra galia. Tikrai ne toj šypsenoj durnoj, kuri, bet galia yra ta vidinė, kur aš žinau savo tikslą, aš ateinu ir kalbu ir sakau. Tai žodžiai, išvaizda, visas kūnas, veidas, lūpos, rankos, visa tai yra svarbu. Dar vienas dalykas, žvilgsnis kaip toks yra. Vienas iš tokių, kuris parodo savivertę kaip pažmoka. Tai jeigu mes kalbamės, o žmogus nežiūri akis, negali žmogui pažiūrėti į akis. Tai reiškia, jis neturi galios, jis su savivertė yra reikalų padirbėti. Ne? Ir jeigu nežiūrėsi žmogui į akis, tai jūs tiesiog ir rodysit, kad jūs iš tos silpnosios pozicijos atėjot ir jūs nepasitikit savim. Ir tada ta kita pusė tai jaučia, mato ir atitinkamai reaguoja. Tai kūno kalba vienareikšmiškai, bet šiaip patys su savim jūs mažai ką padarysit. Bet jeigu norit, aš galiu duoti vieną tokį praktinį patarimą, žiūrėkit, jūs padarykit paprastą dalyką. Kiekvienas turi telefoną. Įsirašykit savo kalbą. Pavyzdžiui, norit eiti atlyginimą.
ane? Arba norit eiti į banką dėl palūkanų dėrėtis, arba norit pirkti automobilį, arba norit ten kažką parduoti, ane? Tai žiūrėkit, vat, susikaupkit, įsirašykit vat, tą savo kalbą, tokią, pasipraktikuokit tai padaryti, ane? Įsirašykit ir pasižiūrėkit. Pirktumėt, parduotumėt iš to žmogaus, kurį telefone matot, ar ne? Ir jeigu jums kažkas atrodo, kad, nu, brač, ne taip, tai va tada ir taisykit, ane? Žodžiais, energija, nu, kažkokiais įsireiškimais. Tai va šitą galit padaryti. Bet šiaip paprastai tai jūs nematot, ką jūs darot. Ir tame yra labai daug to, kas vadinasi, va, jeigu nėra trenerio, tiesiog neturi šansų lipti aukštyn. Jo, iš to trečio asmens pastebėti savį yra gerai, o tu apie verslus kalbėjai. Su kokiais klausimais dažnai verslai ateina, koks jų tikslas darbuotojus apmokyti, geresnius dealus gauti ar nuo A iki Z? Aš turiu tokį pastebėjimą, kad tie žmonės, kurie mokinasi dėrėtis, iš principo jiem atsiperka jau pirmose dėrybose. Atsiperka geresniais kontraktais ir geresniais santykiais. Nes čia vėlgi du dalykai, ne? Nes, sakau, kuo daugiau galios, kuo daugiau jėgos galima sugadinti santykius. Jeigu kalbam apie ilgalaikį perspektyvą, tai yra svarbu. Ne? Bet nu, daugybė pavyzdžių, kada žmonės pasimokina, supranta tuos dėrybinius niuansus, jie tiesiog pritaiko tai dėrybose ir jie geriau susitarė. Tai va ir pinigai. Ir nu, įsivaizduokit, nu, dėrybų mokymai tai nėra kažkas tai tokio iš kosmoso srities, kur ten labai labai brangiai kainuoja. Taip, tai kainuoja pinigų, bet nu, jeigu jūs deratės dėl kontrakto, kuris yra, tarkim, 50 000, kas nėra labai dideli pinigai, nu ir tame kontrakte jūs ten sutaupė 10%. Jums jau atsipirka. Jau atsipirka. O antras kontraktas, trečias kontraktas, o jeigu kontraktas milijoną vertas, ane? O nėra taip, kad kuo didesni pinigai, tuo sudėtingesnės dėrybos. Nes pas abi pusės įsijungia kažkokia, nežinau, baimė. Arba tolerancija pinigam vėlgi. Ne, aš tai nemanyčiau taip. Aš tai tikrai nemanyčiau, kad nulių skaičius prie skaičiaus apsprendžia vat, sudėtingumą kaip tokį. Sudėtingumas mano galva yra kitoj vietoj. Sudėtingumas yra va, tas vadinamas yra susitarimo laukas ar nėra susitarimo lauko. Nes gali būti taip, kad nu, tiesiog mes negalim susitarti. Dėl vienokio ir kitokio priežasčių. Tai gali būti konkurencija, tai gali būti tiesiog nu, kažkokie vat, reputaciniai dalykai ir mes neturim susitarimo lauko. Bet tada yra labai sudėtinga dėrėtis. Bet šiaip dėl nulių skaičiaus, nu, kiek aš bent jau pastebiu, tai man asmeniškai ar ten tiek nulių, ar ten tiek nulių, aš į dėrybų procesą žiūriu kaip į dėrybų procesą, kuriame nu, vat, nuo pradžios iki pabaigos mes žinom, ką mes norim pasiekti. O ten tų skaičių nulių kiekis, nu, koks skirtumas? Čia emocinio intelekto pusė, aš galvoju, žaidžia, nes vėlgi kažkam, nu, ten gali būti gyvybės ir mirties klausimas, tas milijonas, ar ten 10 milijonų, ar milijardas padėtas ant stalo. Nu, ir kai tavo gyvybės ir mirties klausimas, tu tavo žiūri ir širdies ritmas pakyla ir kvėpuoti jau nebegali taip, kaip galėjai ten prieš 5 minutės ir panašiai. Turbūt iš to emocinio vat, fono ateina. Žinai, tu dabar paminėjai tokį gyvenimo mirties klausimą, ne, nu, vėlgi, aš manau, kad čia šiek tiek ir tokio edukacinio dalyko yra, nes, nu, yra tų tokių klišių, kurie vadina, nu, kaip pavyzdys, nu, tas pats Chris Vossas, kuris yra kalbama kaip vienas iš tokių žymesnių dėrybininkų, kuris vat yra, ne, jis sako, dėrėkis taip, lyg tai nuo to priklausytų tavo gyvenimas, ne? Tai aš manau, kad mes nuo to labai daug prisigaudom visokių tokių vat klišių, kurios paskui gali mums tiesiog trukdyti pilnavertiškai dėrėtis. Nes, nu, taip, aš nesakau, kad dėrybos yra nesvarbus, visos dėrybos yra svarbus procesas, ne? Bet jūs susitarsit ar nesusitarsit, nu, tai gyvenimas tuo nesibaigia. Tiesiog nesibaigia. Bet taip, gyvenimas gali priklausyti, jeigu jūs deritės dėl įkaitų paėmimo, dėl ten kažkokių vat, dalykų, kur ten iš tikrųjų jūsų gyvenimas priklauso. Nu tada taip, ne? Nes nu, nesusitarsi, pokšt nušovė ir viskas. Ne? Bet nu, dėrybos tai nėra, verslo dėrybos tai nėra apie tai. Verslo dėrybos yra apie tai, kad aš tau galiu padėti uždirbti pinigų, susimažinti sąnaudas, susimažinti rizikas, jeigu tu man tą patį pažadi padaryti. Ne? Mes tada partnerystėje. Arba ta kita, nu tokia klišė, win-win arba win-lose, kai mes einam kovot, ne, kur sakom, aš tave nugalėsiu ir pasiimsiu, ko man reikia. Arba tu mane nugalėsi, tai pasiim, ko tau reikia. Ne? Nu ir mes tada einam ten kapotis. Bet čia vėlgi, čia ne gyvenimo ir mirties klausimas, čia yra tiesiog nu, vat, kova, kuri vyksta ir kažkaip jinai baigėsi ir tada yra kita kova. Tai, nu, vat, boksininkai kai eina į ringą. Taigi jie žino, kad gali gauti, gali ne.
bet nuo to gyvenimas nesibaigia. Ten taip, kraujas bėga, dar kažkas, ne, bet atsipaipaloja ir eina į kitą ringą, ne. Tai va čia lygiai taip pat derybose, čia ne apie tai. O va derybos verslui ir šiaip ten gyvenime ir panašiai, turbūt vis tiek daugiau mažiau visi tie patys, vat, kur tu ir paminėjai, visi emociniai dalykai, visos tos tavo vertybės, nėra kažkokia, kad labai skirtusi kažkokia strategija, nes tos strategijos, kiek girdžiu, yra pagrindinės. Arba mes susitarėm, arba einam kovoti. Nu, kažkuria prasme taip, bet vėlgi, aš visada kalbu apie tokį esminį momentą, tai yra, kad kai kalbam apie derybas, vat kodėl to tokio labai didelio skirtumo nenoriu išplėsti, ne? Dėl to, kad ar čia yra žmogus, o žmogus susitinka žmogų, ne? Ir ta chemija, kuri vyksta tarp tų dviejų žmonių, vat ir apsprendžia tos derybos, kokios jos bus. Ir jeigu jūs norit ilgalaikio tvaraus santykio su tuo žmogum, ne, tai jūs tą santykį ir norit palaikyti. Jeigu jums tas žmogus nereikšmingas, tai reiškia, jūs tada galite leisti savo manipuliuoti, meluoti, blefuoti, spausti, stresą daryti, ką tik tai nori. Nu, vat, tai va čia tas žmogus žmogum. Ir tas pats galioja versle, tas pats galioja savo aplinkoje. Nu, aplinkoje šiek tiek kitaip, nes versle, kai aš ateinu, aš galiu, sakykime, to žmogaus paimti ir sakyti, aš nenoriu su tavim dirbti. Ne? Aplinkoje neišmesi iš šeimos žmogaus. Ne, nes jis vis tiek yra šeimos narys, ne, tai va čia šiek tiek kitaip, bet apibendrinus tai sakau, pirmiausia tai yra du žmonės. Tu paminėjai Chris Vossą, aš buvau, atsimenu, šitą knygą skaičiau, ten faktas tikrai gyvybės ir mirties klausimas, nes ten apie derybininkus įkaitų būtent kalba ir panašiai. Turi kažkokią, nežinau, vieną ar dvi knygos rekomendacijas, ką galėtų žmogus paskaityti, kad šiek tiek palavinti šitą pusę? Aš rekomenduoju skaityti viską, ką įmanoma, tik tai turėti tą tokį pasirinkimą, kritinį mąstymą, vat, ką jūs skaitot ir ką jūs gaunat. Ne? Ta pati Chris Vossą skaitykit, tik atsirinkit. Nes įkaitų derybos ir verslo derybos nėra tas pats. Principai nėra tie patys. Ne? Tai tiesiog atsirinkit, ką jūs skaitot ir kur tai galėsit pritaikyti. Bet jeigu kalbėti apie knygas, aš sakau, skaitykit viską, kas išeina. Ir dabar knygų apie derybas, turbūt kiekvienais metais pasaulyje išleidžiamas kokios, bent jau kokios 5-6 naujos knygos apie derybas. Ne? Tai va tokios naujausios knygos, ką aš žinau, tai va, balandžio mėnesį buvo derybų konferencija, joje buvo Josh Weissas iš Harvardo, jisai parašė knygą Getting Back to Table. Ir jisai pasakoja apie nesėkmę derybose. Vat ką daryti, jeigu turiu nesėkmę derybose, kaip iš tos nesėkmės užaugti iki sėkmės. Ir tai yra 5 tokių žingsnių principas, kaip išanalizuoti savo nesėkmę, tam, kad aš kitas derybas ateičiau stipresnis. Ir realiai, ar mes dažnai galvojam, ką mes išmokstam iš nesėkmių derybose? Matyt, kad nelabai, nes aš kažkiek laiko irgi galvodavau, ką čia apie tas nesėkmes galvoti. Nepavyko, einam toliau, ne? Bet nesėkmėj gali glūdėti labai daug momentų, kuriuos tiesiog nepataisius, tu ir vėl patirsi nesėkmę, nes derybos yra apie įgūdžius. Reiškia, jeigu aš įgūdžio nepakeisiu, aš darysiu tą patį. Ir reiškia, aš klysiu. Tai vat, investuoti laiko į nesėkmių pasižiūrėjimą, mano galva, turi labai daug praktinės va tokios reikšmės. Dar kita knyga, kurią rekomenduoju, tai yra Kel Jensono knygos, šitas derybų elementai, 103 derybų elementai, jinai pernai yra išleista. Šiais metais Kel Jensonas išleis dar vieną knygą, rugpjūčio mėnesį jinai išeis, tai yra apie dirbtinį intelektą, kaip pritaikyti dirbtinį intelektą derybose. Tai vat domėkite, skaitykit ir sakau, tik tai atsirinkit, nes ne viską reikia priimti taip tiesiogiai ir kiekvienas žmogus tiesiog turėtų sugebėti atsirinkti vat kritiškai, kas tai yra jam pritaikoma, nes nėra vieno recepto derybinio, kur galėčiau pasakyti, žiūrėk, pat šitą daryk ir visada pasiseks, taip nebūna. Nėra tokių receptų ir jeigu kas nors jis jums duoda, tai žinokit, aš tokių dalykų nedarau. O kokia tavo asmeninė vizija yra? Ką nori nuveikti derybose? Vat šitoj srity būtent. Koks nori, kad būtų tavo indėlis čia? Mano indėlis yra elementarus, tai yra aš noriu kalbėti apie derybas, kad žmonės
gebėtų išlaisvinti va tą potencialą, apie kurį pačioje pradžioje sakiau. Tai yra 2/3 žmonių niekada neturėjo derybų mokymų. Tai jeigu mes geriau dėrėdamasi išlaisvinsim potencialą, tai aš esu absoliučiai tikras, kad tai nusės ir į Lietuvos bendrą vidaus produktą ir bet kurią sėkmės formulę jinai įsigyvendins. Aš turiu galvoje, kiekvieną sėkmę mes savaip suprantam, ar tai būtų santykiai, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų turtas, ar tai būtų dar kažkas. Ne? Kiekvienas savaip sprendžia. Tai va per dėrybą sukurti daugiau sėkmės, tai va čia yra tas momentas, dėl ko aš tame ir esu. Tai mano misija tokia yra padėti žmonėm susitarti ir daugybė situacijų yra tiesiog, kur žmonės, ta situacija nėra sudėtinga, bet tiesiog žmogus su žmogum negali susitarti. Tai va čia yra va ta misija, kurią aš vykdau. Aš ką girdžiu, tai man atrodo, kad iš viso to, ką tu pasakai, iš viso to, ką tu mokai ir dėstai, tai turėtų būti toks ateitis su mažiau streso. Su mažiau streso, mažiau galios, su daugiau bendradarbiavimo ir to laimėjimo abiem pusėm. Tai pabaigai mūsų pokalbio turim tokią tradiciją, kad prieš tai buvęs pašnekovas paliko klausimą kitam pašnekovui, nežinodamas, kas jisai bus. Klausimai būna bendriniai ir panašiai. Tai klausimas, kuris atiteko tau, skamba taip. Jeigu turėtum galimybę susitikti su bet kokiu pasaulinio lygio žinomu specialistu, kas jis būtų ir apie ką norėtum su juo padiskutuoti? Va, žiūrėk, jeigu jau toks klausimas, tai šiandien aš tikrai norėčiau su Trumpu susitikti. Vat norėčiau apie derybas pasišnekėti, nes gaunu aš tokį klausimą, vat ką galvoju apie tas derybas, ką Trumpas daro, ne? Ir aš neturiu atsakymų, nes aš nesuvokiu jo interesų. Čia yra vienas toks momentas, dėl ko aš nesuvokiu. Aš nesuvokiu jo interesų, nes logiškai niekaip negali paaiškinti, ką jis daro. Sproginėja smegenis, tiesiog nesigauna. Tai aš ir norėčiau jo paklausti, vat, kur ta jo derybinė strategija, ne? Kodėl jis taip derisi, kas po tuo yra, kad būtų aiškiau, nes čia žinot, kai pradžioje vyko visi šitie dalykai, ne vienas žmogus sako, mes gal dar kažko nesuprantam ir dar mes kažką tai pamatysim, ne? Tokį kažkokį genialų kažkokį tai ėjimą, bet kuo toliau, tuo mažiau to genialumą aš matau tose derybose ir kuo toliau, tuo aš matau tokį, beviltiškumą netgi sakyčiau, ne? Tai tai su juo norėčiau pasišnekėti. The Art of the Deal, bet atrodo, kad atėjo kol kas griauna labai daug dalykų. Matai, The Art of the Deal parašytas 86 metais. Taip. O šiemet mes turim 2025 metus, tai skaičiuojam, kiek metų praėjo nuo Art of the Deal. Ir kas pasikeitė pas mus pasaulyje? Iš principo daug kas pasikeitė. Pasikeitė tiek, kad tau uždavė klausimą tokios specialybės žmogus, kurio dar prieš kokius gerus 10 metų net nebuvo. Dirbtinio intelekto specialistas. Ačiū Gražvydai, kad atėjai, pasidalinai. Ačiū. Ir pabuvai čia. Dėkui. Ačiū už puikų laiką.